Treneris su pergalė, ar tikėtės, kad bus tokia iš tikrųjų sunki kova? Be jokios abejonės mes ir vyram prieš rungtynes pasakėm, kad tai yra mums gyvybės arba mirties klausimas, bet lygiai taip pat ir varžovams, kad mūsų šansai yra 50 ar 50 ir kad bulgarai tikrai neturi ką prarasti, jie yra pakankamai gera komanda ir kabinsis nagais ir dantimis siekdami pergalės. Taip ir įvyko aikštelėje, mes atrodo pradžioje buvome perėmę iniciatyvą, žaidėme pradėjom tikrai neblogai, tačiau labai greitai išsilygino žaidimas ir po to mes žaidėme taškas į tašką, buvo labai kilos rungtynės iki pat rungtynių pabaigos. Galiu pasakyti, kad mums pavyko suvaldyti emocijas ir gana ramiai sužaisti rungtynių pabaigą, tas turbūt ir lėmė pergalę. Išnaudojame būtent tas vieteles silpnas bulgarų gynyboje ir sužaidėm tikrai drausmingai taip, kaip reikėjo ir turim rezultatą tokį, kuris mus tenkina. Treneri, bet ar esate patenkintas komandų žaidimu? Mes vis dar tebeieškom savo to žaidimo, tačiau aš tikiuosi ir įsitikinęs, kad šitą pergalę psichologiškai mums bus labai svarbi. Aš tikiuosi, kad mes žaisim geriau kitame raunde. Kaip parodė rungtynės kitose grupėse, kova vyksta panašiai visose grupėse ir viena komanda prieš kitą laimi, kita pralaimi prieš kitą, taip kad mes daug praradom 2 taškus, tačiau nepraradom galimybės kautis dėl ketvirtfinalio. Tačiau kitame etape bus kur kas grėsmingesni varžovai. Ar įmanoma per tiek dienų, kad komanda pakeistų žaidimą? Ar tai yra tikrai psichologinės galbūt kažkokios problemos, kurias galima spręsti? Aš manau, kad psichologinės problemos yra vienas iš svarbiausių faktorių, kadangi mes demonstravom kontrolinės rungtynėse geresnį žaidimą, nors ir ten žaidimas bangavo, tačiau mes žaidėm būtent su tom stipriom komandom ir mes nebuvom outsideriai, neskaitant rungtynių Ispanijoje su šeimininkais. Taip, kad viskas yra mūsų rankose ir mums reikia gerinti savo žaidimą. Aš tikiuosi, kad vyrai po šios pergalės atsities ir patikės savo jėgomis. Pamatėme, kad silpnų varžovų nėra ir su visais reikia skaitytis. Su stipriais varžovai žaidėme taip pat ir mes galime su visais kovoti. Viskas mūsų rankose ir mes tenksimės tai padaryti. Kas yra su Mantu Kalniečiu, kodėl nematėme žaidimą? Na, aplamai, 12 žaidėjų panaudoti varžybų rungtynėse yra labai sunku. Mes žaidėm šiandieną 11 žaidėjų ir galbūt net ir per daug 11 yra žaidėjų, tačiau kai kažkam nesiseka, mes bandom kitą žaidėją toj pozicijai. O 12 panaudoti, kažką tai tenka aukoti ir labai gaila, kad tai yra Mantas. Aš tikiuosi, kad mes surasim jam dar progos pasireikšti. Treneri, kalbant apie žaidėjus, vis dėlto Tomas Jelenikaitis rungtyniauja neblogai, bet dažnai pakeitė, vis dėlto keliai ilgiau leido pažaisti. O kodėl Jelenikaitis nestartė ir taip dažnai keičia žmogų? Mes kiekvienam žaidėjui prieš rungtynes skiriame tam tikras užduotis ir jis turi atlikti tam tikras funkcijas, jeigu jis jų neatlieka, mes privalome jį keisti. Mes turime žaidimo planą, mes turime atsitraukimo variantus ir tada mes turime jį keisti. Šiandieną jis antroje pozicijoje neįvykdė to, ką mes jam paskyrė, tačiau kadangi mūsų pirmi numeriai šiandien per daug klydo, mes pastatėme jį, išleidome jį žaisti pirmąjį žaidėjų ir jis taip būtent padarė. Nuramino komandą, suėmė žaidimą į savo rankas ir iš tų pozicijos tikrai sužaidė gerai, todėl jis žaidė visą kelią. Ar nebūtų geriau, nes tiek Mažutis, tiek Jomantas kaip žaidėjai daug klysta ir galbūt Jelenikaitis leis nuo pat pirmų minučių žaidėjo poziciją? Jeigu jūs pastebėjote, mes esam bandę Tomą gana nemažai šitoj situacijai, mes tikėjomės visko ir stengiamės apsidrausti, tačiau jisai yra turbūt būtų vertingesnis kaip sniperis, keistamas Mindaugą Dukauską. Ir mes tą pirmą keitimą taip laikom, o jau į žaidėjo poziciją mes, kaip sakome, griebiamės kaip gelbėjimo scenarijų, nes jis yra griežtai išreikštas metikas. Treneri, bet vis dėlto kontrolinės rungtynės Ispanijoje šiandien, rungtynės vakar rungtynės, Tomas geriausiai atrodė žaidėjo poziciją. Tai gal reikia persigalvoti vis dėlto ir leisti jam žaisti. Taškus teko nuopelno kiti išvis, nes jis pelno taškų ir žaidėjo poziciją. Na, yra tam tikrų priežasčių. Kiti žaidėjai pasižymė kitomis savybėmis, kurių neturi Tomas ir kada mums reikia išnaudoti būtent tas savybės, mes leidžiam kitą žaidėją. O būtent, kada šiandien reikėjo nuraminti žaidimą, kad Tomas pasižymė, mes jį išnaudojame. O Jomantui ir Mažučiukų skirimas visiškai kitas. Jie yra labai vieni iš geriausių gynėjų mūsų komandoje ir būtent mes juos išleidžiame aikštelę, specialią užduotį tiek Andriui, tiek Artūrui.
reikia griebti už lyties galimybėmis, kada reikia spartinti tempą, nes jie darys aštuomą didesnį gynybą. Taip ir mes turime skirtingų vidurių žaidėjų, mes tengiamės panaudoti būtent tokios situacijos. Mūsų supratimu reikalauja sudaryti situaciją. Treneri, bet gynybai galbūt labai dažnai likdavo už nugaros Raulandai. Nesusitvarkė su pagrindiniu žaidėju Bulgarijos. Na, todėl jisai praleido žiūrėlį laiko suolelio, viskas logiška. Su Raulandu mes šiandien aplamai sunkiai tvarkymas, tai buvo turbūt žaidėjas, kuris labiausiai penetravo mūsų gynybą. Ketvirtajame kėlinyje mes koncentravom gynybą būtent prieš jį. Vėlgi mes turi du galus, kada dideli vaikydavosi mažus vidurio aikštelės, pradėdami dengti mūsų žemiems krepšininkams, mes mėdavom po pačiokusio kampą, nes 22 kartus leidome nusimti kampą mūsų krepšininkų. Tai rekordas. Treneri galbūt laikas mažinti rotaciją apskritai žaidėjų, nes ketvirtame kėlinyje buvo labai mažai keitimų jūsų. Tiesiog atsirado tas penketas, kur žaidžia ir galbūt taip reikėtų žaisti. Tiesiog leisti pailsėti žaidžiančio penketo kelias žaidėjams ir gal taip žaidžia. Labai jūs teisingai pastebėjote, tačiau mes turbūt neturim, mes praradome tos ryškius žaidimų po 30 minučių ir kada išeidavo jų dubleriai, jiems nebuvo po 10 minučių žaisti. Mes tokių žaidėjų neturime ir jeigu žaidėjas nevykdo kažkokių užduočių arba jam nesisteka pavadinimas, tas tvarko gynyboje, mes bandome nuo pačios pozicijos kitą žaidėją. Aš aplamai esu šalininkas vieno penketo, tačiau mes turim visiškai vienodą sudėtį, mes neturime ryškiai išreikštų lyderių ir mūsų pats gyvenimas priverčia tą daryti. Žinoma, ir dažna rotacija nėra gerai ir aš nesu šalininkas, tačiau mes turime tokią komandą, tokią sudėtį. Galbūt aš klystu ir nėra neklystančių žmonių, tačiau aš turiu savo sakymą požiūrį. Treneri daug kas nuvylė mus čia Vroclavo salėje, pradeda tavo paėmė žaidimo, kas nudžiugino. Nenudžiugino svarbiausias, kad mes patekome darbą. O žaidimas, tai aišku, turėtų būti užtikrinti geresnis. Žaidėjams reikėjo to gaivaus oro brūkšnio ir mes tai krepšinėm, kažkur buvo ir vėl bankuotas ir pavyko taškas į tašką, tačiau aš tikiuosi, kad tai buvo to paties vyriausybės tikėjimas. Ta Vroclavo konkrečiai Išskyrus tai, kad pralaimėjome, tai gali būti čia vykti. Gražus miestas, ne? Buvom išėję vieną vakarą pasivaikščioti. Ačiū treneri. Sėkmės. Ačiū jums, protingi klausytojai.